gavau čia vieną tokį komentarą su klausimais. Tai pabandysiu atsakyti, nors čia tos atsakymus čia galima rasti jau mano ankstesniuose video visokiuose. Na, bet vis tiek atsakysime. Toks ilgas klausimas. Tai man patiktų toks darbas su mikroautobusu be tento. Gal yra idėjų, kur jį rasti? Įdomu, ką vežioji, koks darbo laikas, kiek maždaug per parą dirbi. Čia Paulius toks paklausė. Na, tai pabandysiu pradžią atsakyti, kad man patiktų toks darbas su mikroautobusu be tento ir gal yra idėjų, kur jį rasti. Na, kiekvienas darbas turi savų niuansų. Tokie va, jeigu dirbsite vien tik tai va, su tokiu skardiniu, tai aišku, čia dar priklauso nuo įmonės, bet jeigu vien tik su skardiniu, tai būna šiek tiek mažesnis atlyginimas. Tie su visokiais tentais, repais ir panašiai yra biškinų, kaip sakant, daugiau moka už juos. Na, bent jau pas mane įmonėj, kaip aš suprantu, tokia praktika. Nu, aš nežinau, bet čia gal nuo įmonės priklauso, bet šiaip truputėlį mažiau gaunu už tai. Bet tai, aišku, toks skardinis mikroautobusas, čia kaip aš juokauju, yra tinginio mašina. Atidarei duris ir viskas. Žinoma, vienintelis minusas yra tas, kad labai daug reikės rankomis darbo ir stumdymo. Kadangi jeigu kas nors netelpa, tu turėsi tas paletes išstumdyti, iš dėžutės perdėlioti, kad viską kad sutilptumėt. O kai tentinis būna, tai ką, atsidarei vieną šoną tenai patvarkiai, atsidarei kitą šoną ten patvarkiai, o čionais jau turėsi viską rankomis. Čia su tuo lifteriu, tai jau nelabai pasisukaliosi, nebent jau ten tikrai sunki paletė, bet tai turi būti tuščias mikroautobusas, kad galėtum su tuo lifteriu tenai pasisukalioti. Tai vienu žodžiu bus daugiau tokio sunkaus rankinio darbo. Nu, aišku, čia nėra tik labai sunku, bet turėsi, bet tik didesnis sportas. Ir kur jį rasti? Na, su tokiais mikroautobusais geležiniais yra biški sunkiau rasti darbą, kadangi vis tiek pas visus dauguma yra tentiniai arba tie tokie kietašoniai. Na, iš vienos pusės galima rinktis vietoj šito skardinio, galima rinktis tą kietašonį. Jis praktiškai tas pats, kas va toksai, tai aišku, gabaritas jau šiek tiek kitas, ten irgi tokių yra niuansų, įlipti į tą krovinių kabiną sunkiau, bet bent jau nereikia tentuoti ir dirbi švariai, kaip sakoma. Tai jeigu sunku rasti, siūlyčiau ieškoti darbo su kietašoniais, kad nereikėtų, kad netentinio, nebūtinai va to skardinio, va taip vadinamo. O šiaip jeigu ieškoti, tai dažniausiai va Similė yra ta viena tokia iš didesnių įmonių Kaune, tai tenai va labai daug jie turi va šituo darbas, labai daug va tokių skardinių, tai aišku, ir didelis šansas gauti, kad dirbsite ir su tokiais. Tai ten aišku, gal nebus taip, kad va noriu tik tai su tais. Ten gali jūs per visur, ten jau nėra tokios jau pastovaus tokio, kad jau va tavo busas. Čia daugiau tokiose mažose įmonėse gali rinktis tos busus, kad jau čia va tavo ir tu tik tai važiuoji su juo. Tai va siūliu čia pradėti nuo Similės, jeigu norit skardinio. Arba kitur, kai ieškote, ieškokit dirbti su kietašoniu, kad nereikėtų ten to tento tasyti, nes šiaip ganėtinai sunku rasti su tokiais, nebent po vietą kokią ar taip. O tų idėjų, tai aišku, vartyti tos darbo skelbimus ir ieškoti, skambinti įmonėms galų gale. Taip įdomu, ką vežioji. Na, vežioti čia aš ne kurjeris, siuntų nevežioju. Aišku, galiu imti privačių žmonių krovinius kokius nors tenai, bet tai irgi daugiau bus tokie jau sunkus kroviniai, arba baldai, arba motociklai, arba šiaip kokie nors ten, kaip sakant, persikraustimo, bet jau čia dažniau, bet jau rečiau čia, tai daugiau. Daugiausia vežioju tik tarp įmonių, visokios paletės, dėžutės. Nu ir ką čia, dauguma tą patį visi ir vežioja, rūbai, automobilių detalės, visokios tenai technikos, čia belekas gali būti. Čia, kaip sakant, kas ką randa, va tas kur ir ką randa, tą ir veža. Čia negali sakyti, kad va, būtent aš tą vežioju. Čia nebent būna koks nors jau pagal, kaip sakant, pastovų tašką randa, ten pastoviai važinėja iš tos pačios įmonės. Tada gali sakyti, kad va čia vežioju ten kokius nors pavyzdžiui, tik tai baldus. Bet čia mes, tokie vežėjai, kaip mes nesispecializuojame ten konkrečiai vežioti taškai. Arba kaip būna tie su refrigeratoriai būsekai, tai ten daugiausia vaistus vežioja kokius nors. Tada jau būna, aišku, labiau tokias specializuotas. O tokie va, mes esame nespecializuoti. Vežam viską, ką galima vežti. Nu ir darbo laikas ir kiek maždaug per parą dirbi. Nu, darbo laikas yra praktiškai nenormuotas, neribotas.
kol nėra tacho, tai čia šiaip teoriškai pagal tacho turėtum važiuoti 9 valandas šiaip vairavimo ir bendras laikas 11 berods valandų. Bet aišku, tiek niekada nebūna, dažniausiai varai po 16 valandų, jeigu taip apytiksliai, 16 valandų čia dar yra labai gerai. Gali, pavyzdžiui, 7 ryto kur nors atsibust, nuvažiuoti, pasikrauti ir paskui visą dieną stovėti, o bėgas gynėjams, o paskui vakare vėl važiuoti, taip gausis, kad arba kai namo važiuoji, tai ten ir iš viso gali parą nemiegoti, nes noris namo kada greičiau grįžti, arba kai ekspresai visokie. Tai čia vienu žodžiu priklauso nuo krovinio, nuo to, kada reikia būti ir panašiai. Tai čia, jeigu jūs savo darbo ir miego režimą šiandien visiškai susivarysite, todėl tie, kas mėgsta pamiegoti, kas blogai jaučiasi, jeigu nėra tokios normuotos darbo dienos, geriau šitą darbą neigite, nes šiandien jums bus viskas nenormuota, darbo laikas bus mažiausiai 14 valandų, čia praktiškai vairavimo, todėl gerai pagalvokite, ar jūs galite va taip ištisai vairuoti. Kai seniau būdavo, kiti būna iki Klaipėdos nuo Vilniaus nenuvažiuoja be poilsio, jiems jau tragedija, 300 km. O čia įsivaizduokit 1000 km, jeigu taip non-stop nuvažiuoti, nu tai... Ir nebus taip, kad oi čia dirbi kaip su tacho, nebus taip čia, vis tiek. Kartais, aišku, būna, kad ir nieko neveiki, būna kartais, bet vis tiek jūs visą laiką jausitės pavargęs, nes ne tai, kad nedemiegojęs, bet tiesiog pavargęs, nes tas važiavimas irgi vargina jums, čia stresas pastovus ir panašiai. Taigi va, tikiu atsakiau į klausimą, nežinau, aišku, aš dabar per daug neigiamai nusiteikusi, bet aišku, jeigu mėgstate vairuoti, patinka keliauti, tai galite pabandyti šitą darbą. Bet ne daugiau 2 metų. Daugiau 2 metų neapsimoka, nes čia pinigų nebus, nieko čia neuždirbsite iš principo. Čia praktiškai nebeapsimoka ant busio, kad dirbti. Jeigu eiti dėl pinigų, tai eiti tik tai ant fūros dabar galima. Ant busiko visiškai nieko negausit, nes jūs neskaičiuokite pinigų, kuriuos gausite. Jūs paskaičiuokite išlaidas, kiek jums kainuoja atvažiuoti darbą, kiek jūs maisto įsidedate ir panašiai ir taip toliau. Ir jūs paskaičiuokite, kas jums iš to lieka. Ir iš tikrųjų jūs paskaičiavę, pamatysite, kad praktiškai jums labiau apsimoka kur nors namuos prie namų dirbti, kad ir pačioj gamyklai. Aš dabar paskaičiavau, labai tiksliai skaičiavau, bet daug maž. Tai jau čia man maksimai labiau apsimoka kokioj kasoj sėdėti. Nes tiek gauni, kad čia man išlaidų jau daugiau darosi negu naudos. Nes, kaip sakant, kainos kyla, viskas kyla, alga nedidėja. Va čia gavau kažkiek, tai per 5 metus 50 eurų alga padidėjo. Tai atsiprašau, pasityčiojimas. Tai taip kažkaip tai nelabai kas. Dėl pinigų čia, sakau, neverta čia jums eiti. Tik tai, kad pabandymų. Ir aišku, jeigu norit pabandyti, geriau eikite vasarą. Žiemą per daug rizikinga čia važinėti, geriau važiuoti vasarą, nors pamatysit vaizdų.